Kauno politikams šiandien pasiūlyta pritarti tik 4 miesto mokyklų pavadinimų ir nuostatų keitimui. Mat lyg grybams po lietaus ėmus steigtis katalikiškos pakraipos švietimo įstaigoms, bandyta išvengti nepageidaujamos reformos. Deja, šį procesą sustabdė vyriausybės pakoreguoti teisės aktai. Įstaigos pavadinimo keitimas yra susijęs su pirmiausia naujaja švietimo įstatymo redakcija, švietimo įstaigų tinklo taisyklėmis, taipogi nauja ministro įsakymo redakcija dėl pavadinimų suteikimų. Todėl atitinkamai, kadangi mokyklos yra pertvarkytos iš vidurinį į pagrindinės mokyklas, tai neišvengiamai reikia keisti pavadinimą ir vietoj vidurinės atsiranda pavadinime pagrindinė. Švietimo sritį kuruojantys specialistai tikina, jog mokyklų pavadinimų keitimui pritarė ne tik įstaigų vadovai, bet ir bendruomenė. Mat panorę mokyklas įsprausti į katalikiškos pakraipos rėmus, vėliau suprato, jog patiems teks ieškotis ir mokyklų išlaikymui reikalingo finansavimo. Man buvo labai nuostabu, kodėl mūsų vyriausybė, žinodama, kad mokyklos pagal konstituciją yra pasaulietiškos, kodėl taip ilgai laukė ir leido, kad Kaune būtų šitiek mokyklų pristeigta. Pakeitus kol kas 4 mokyklų pavadinimus, pastarosios neabejotinai sulauks reformos. Mat mažėjant mokinių skaičiui, miesto švietimiečiams neišvengiamai tenka keisti ir mokyklų statusą. Tuo tarpu Kaune dar šiemet katalikiškomis su politinės valios pritarimu pasivadino net 8 mokymo tęstinumą nuo 1 iki 12 klasės siekia išsaugoti mokyklos.